Dabar aš turiu šiek tiek papasakoti apie žodį krikštyti, angliškai baptize. Tai ne angliškas žodis, bet graikiškas, užrašytas angliškomis raidėmis. Tai kas vadinasi transliteracija. Žodis krikštyti, baptize, kilo iš graikiško žodžio baptizo ir neišverstas, tiesiog buvo perrašytas angliškomis raidėmis. Kodėl taip nutiko? Yra keletas variantų atsakymams. Tai galėjo būti paprasčiausiai bažnyčinės tradicijos, o galbūt prie kūrimo vertimo karaliaus Jakobo vertėjai nenorėjo žeisti angliškos bažnyčios, panaudodami tikrąją reikšmę to žodžio. Aš nežinau šito ir nesiūlau jums kažkurios nuomonės dėl šito klausimo. Bet jeigu kreipsimės į graikišką kalbą, tai ten reikšmė šito žodžio nepalieka jokių abejonių. Jis reiškia panardinti. Panardinti ir jūs galite panardinti dviejais būdais. Ir abu jie sutinkami Naujajame testamente. Jūs galite panardinti kažką nuleidžiant į vandenį, taip kad tai bus visiškai padengta. Arba jūs galite panardinti kažką pilant vandenį iš viršaus ant šito daikto. Bet kokiu būdu jūs tai bedarytumėte, tai reiškia pilną panardinimą. Tai nedalinis panardinimas. Ir iš esmės krikštas yra perdavimas. Koks krikštas Biblijoje bebūtų aprašomas, jis visą laiką reiškia perdavimą. Ir iš vieno indo į kitą. Ir tai paliečia jūs visą, o ne kažkurias atskiras jūsų dalis. Štai tokia reikšmė graikiško žodžio krikštyti. Reikšmė. Ir aš tikiu, kad tai labai svarbu. Krikštas tai pilnas panardinimas. Šitame procese dalyvauja ne kažkokia jūsų kūno dalis, bet jūs pilnai dalyvaujate jame su pilnu panardinimu.